Labas vakaras, Lietuvos gyventojai. Šiandien vėl šeštadienis ir mes vėl laidoje Rudens nuodėguliai. Mes stovime prie žymiojo auksavarčio tilto Kalifornijos valstijoje. Ir to mes pakalbėsime savo laidoje žymųjį šio tilto inžinierių Potiomkino metraktį. Sveiki. Ir pamiršome pristatyti laidos vedėjas Skirmantą Valiulį. Sveiki. Na, gerbiamas metraktį. Dabar norėčiau klausti, kaip kilo mintis tokioj bikynėj, tokiam pasaulio užkampiui pastatyti tokį milžinišką tiltą? Matot, tai buvo kvietimas iš sapno. Aš susapnavau žmonės brendančius per Jordano upę ir nusprendžiau, kad tiltas jiems pagelbėtų nesušlapti. O ar nebuvo, pavyzdžiui, lengviau valtelių pasidaryti? Nu, matot, valtelės daug darbo. Dar хуя работа. Operatorius nesigirdim mūsų. Taigi, dabar norėčiau paklausti, kokias medžiagas naudoja tiltų statyboje? Mes naudojam pagrindę presuotus šiaudus ir... Ekologiškus šiaudus ir, nežinau, dar... Ko ten jie dėjo? Kiaušinių liktai dabar... O, nedėjo kraujo bulių. Kraujo. Bulių kiaušinius dėjom. Kiaušinius? Sėklydės. Jo, tai labai tvirtas turbūt yra tiltas. Raudonas atspalvis iš to tai? Na, gyvų galvijų kiaušinių. Kokia yra maksimali masė galinti vienu metu būtent tiltas? Tiksliai nežinau, bet dar neįlūžo, tai neišmatau. Mes turim svarstyklės tam, kaip sveria visą laiką važiuoja. Tai pastoviai kokias 2 tonas tai pareina kiekvieną dieną. Įdomu. Na kągi, dėkui Jums už šį nuostabų reportažą, o mūsų žiūrovai laukit, kur ir Lietuvoje bus toks tiltas. Gal mes reiksime su ponas pastatyti. Turiu minčių.